Sveiki visi! Vilniaus universiteto verslo mokykloje tęsiame laidų ciklą apie pasaulinį verslumo tyrimą JAM. Ir šiandien mūsų laidoje turime dvi pašnekovės, Ugnę ir Laurą. Vienos tikriausiai versliausių moterų Lietuvoje. Džiugu, kad abi yra Vilniaus universiteto ir verslo mokyklos alumnės ir viena net grįžo ir toliau savo žiniomis dalinasi su mūsų studentais. Ir šiandien kalbėsime apie moteris versle. JAM tyrimas visai neseniai parodė, kad per pastaruosius 10 metų moterų pasitikėjimas savimi, kaip verslininkėmis, jų žinios apie verslą, ūgtelėjo beveik dvigubai. Tad norėčiau ir paklausti abiejų, ir Ugnės, ir Lauros, kaip jūs matote ir manote, kas galėjo nulemti tokį iš tikrųjų pakankamai didelį augimą, kad moteris vis labiau savim pasitikė, labiau save mato kaip verslininkės. Kuri iš mūsų? Tai aš manau, kad jeigu žiūrint istorinį aspektą, tai pasikeitė žmonių kompetencijos, nes vis daugiau yra skiriama dėmesio autonomiškumui, savireguliacijai ir žinoma, turim vis daugiau įvairių verslumo programų ir žmonės turi daugiau galimybių, kur įgyti tų verslumo įgūdžių. Tai aš manau, kad tai vienas svarbiausių aspektų. Mhm. Aš manyčiau, kad moteris versle ir apskritai apie jų verslumą kalbant, vienas dalykas, kas motyvuoja, tai buvimas jau nepriklausomai, kad tu gali pats priimti savo sprendimus, tu gali realizuoti savo veiklą, kurią tu darytumai, kad ir kokios to būtų paskatos, ar tai būtų, sakykime, noras prisidėti prie vienos ar kitos veiklos ir jos tęstinumo. Tai vėlgi, aš manau, kad pradžiai tai yra noras save realizuoti, save matyti kitam amplua visų pirma ir tą pasižiūrėti, kaip toliau bus. Nors mes kalbam ir šiandien tikrai pozityviai apie moterų įsitraukimą į verslą ir iš tikrųjų matome tas tendencijas tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, bet taip pat JAM tyrimas atskleidžia kitą labai įdomią tendenciją, kad nežiūrint į tą augantį pasitikėjimą savimi, 5 iš 10 moterų Lietuvoje bijo žengti tą lemtingą žingsnį, pasakyti, kuriu verslą. Kaip jums atrodo iš jūsų patirties? Viena sukūrėte verslą, kita dirbate su labai daug įvairiausių verslų ir matote tą situaciją. Kurgi tos galimos baimės yra? Kodėl nežiūrint į teigiamas tendencijas, matome, kad pusė moterų visgi bijo žengti tą žingsnį. Nors labai norėtų, bet bijo. Man tai, pavyzdžiui, yra sunku pasakoti apie tai, nes aš labai jaunai kūriau verslą, vienu metu būtume net ir atsakysios savo atsakymus. Tai, sakykime, man yra sudėtinga dabar įsivaizduoti, kodėl, nes aš tai dariau jauna, aš neturėjau jokių įsipareigojimų bankui, aš neturėjau vaikų, aš neturėjau tuo metu vyro, tai tu esi visiškai laisvas, tu gali rizikuoti, nes tu rizikuosi kuo? Tu rizikuosi tuo pirminiu kapitalu, ką tu įdedi. Ir toliau tuo savo vidiniu aš, ar tau pasiseks ar ne. Bet kai tu, sakykime, tai galvoji, jeigu aš būčiau dabar kurianti verslą, aš galbūt ir pagalvočiau, tai ar tikrai verta rizikuoti. Nes, sakykime, jeigu tu turi pastovias pajamas, tau yra viskas gerai tavo toj darbovietėj, bet tu turi tą idėją, kuri taip nori ją išmėginti, bet tu bijai. Tai vienas dalykas, tai yra finansai, į tą remiasi. Ar tavim patikės, jeigu apie tą idėją nepasidalinai su savo artimaisiais žmonėmis, bet tu ją toliau laikai giliai viduj, širdį, tai pirma tai yra baimė, po to tas sociumas, kuriam esi, kaip jau individas, o kaip tave priims, kaip tavo idėją priims, nes mes išgyvenam versle kiekvienas kad tai yra mūsų vaikas, kurį mes auginam kiekvienas. Tai aš manau, kad tai pirminė ta stadija, jeigu ją pereini,
visiškai kitaip. Tai man nenuostabus tas jūsų tyrimo rezultatas, kad vis dėlto moteris jos pabijo. Bet kai jos įgalina tą baimę ir vis dėlto ją peržengia, mes pasiekėm iš tikrųjų nuostabių rezultatų. Na ir žinoma, tas išankstinės nuostatas iš supančiosios daugumos artimiausios aplinkos būna trūksta paramos ir vis dar yra, jeigu moteris turi šeimą ir vaikų, tai ar tu tikrai sugebėsi, tai kas vaikus prižiūrės ir kaip tu paskirstysi savo tam tikras pajamas ir, na, ir tas, kad vis tiek moteris 9 kartus pamatuoja ir tik tada karpa, ne? O kaip vyrai? O sakytų, kaip vyrai, nes iš tikrųjų turim tikrai panašų skaičių, kad realiai 6 iš 10 vyrų taip pat turi tam tikrų baimių. Jūs manot, jos yra panašios? Na, išskyrus galbūt iš socialinio instituto gal pusės šiek tiek skiriasi, bet ar galėtumėte apibrėžti? Gal jaučiat, tarkime, na ir žiūrėkime, ne jūs kūrėte verslą, galbūt suteikia vyrų, gal jie irgi labai panašiai mąsto, arba tarkime ir jūs, Laura, bendraudamas su įvairiausiais verslais, ar pastebėjote kažkokių tai tokių, išskirtinių skirtumų, kad moterim būdingos labiau šios priežastis, o gal iš tikrųjų yra abiejom lytim, nes skaičius labai panašus. Aš tai manyčiau, kad vyrus, ko gero, labiausiai gali slėgti tą naštą, išlaikyti šeimą, parnešti tą mamutą į namus, ar ne, tai gal ir jeigu žiūrint į dabartinę kartą, Z kartą, ar ne, tai aš, tarkim, žmonės, kurie bijo kurti verslą ir vyrai ypatingai, tai viena iš tų baimių galėtų būti tai atsakomybės prisiėmimas ir rizikuoti viskuo, ką tu turi. Bet vėlgi, tada turime įvairias paramas, ar investicijos tam tikros, kurias galim pritraukti, tai tas palengvina tas baimės, bet aš manyčiau, kad jeigu yra šeima, tai tas noras išlaikyti šeimą ir baimę rizikuoti visų kapitalu. Tai šeima realiai dominuoja tiek kalbant apie vyrus, tiek apie moteris. Kaip jums atrodo? Aš manau ir pritariu tikrai išsakytai nuomoniai, bet lygiai taip pat dabar nežiūrėkime į lytiškumo tą aspektą. Mes esame visi žmonės. Mes visi turim savo baimių, mes visi gyvenam tam savo komfortą. Ir iš jo išeit yra labai sudėtinga, nes kas atsitinka, kai tu kuri verslą? Tai vienas dalykas, tu investuoji, tu jau iš karto žmogus pinigų suma, kuri galbūt kažką tai realizuosis ir jinai padidės. Ir na, bet kitas momentas yra tai, kaip pasiekti tikslą. Tai vadinasi, mes turim iš karto galvoti apie tai, koks bus mūsų verslo planas. Kaip mes šiandien dienai komunikuosime, kaip mes kursime tos įmonės ar tos veiklos veidą. Nes šiandien dienai tai nėra taip, kaip buvo kažkada tai. Dabar yra viskas vis dėlto socialiniai medijai. Tai yra vizualai. Tai yra kaip mes tą vieną ar kitą informaciją pateiksim. Kokį mes sukursim, sakykime, nežinau, kad ir puodelio vaizdą tam vartotojui, kuriam aš noriu tą paslaugą suteikti. Ką jam tai simbolizuos? Tai staiga, kada tu jau turi tą žinių bagažą, tu jau pastudijavai, tu kažkokią informaciją susigaudai iš vienos ir iš kitos pusės. Ir staiga tau reikia visą tai sudėti labai greitai. Ir kaip tą padaryti? Tai va tos baimės, aš manau, tiek vyrus, tiek moteris, jos ir prilaiko. Tai kuo šiandien pilnoji, perpildytoje rinkoje visko tu gali pasiūlyti? Kur tavo prekės ženklas atsistos žmogaus pasąmonėje? Kodėl jis rinksis tave? Tai aš manau, tai yra viena iš tų didžiausių baimių, kuri net ir tuos verslus, kurie jau skaičiuoja ir 20 metus. Jie šiandien dienai su tuo susiduria, nes ateina nauji ir auganti karta, ar ne, kuri moka įvairiais įrankiais naudotis ir netgi geriau negu, sakykime, kad ir vyresnio amžiaus kartai, jie turi greit pasivyti tą jaunąjį perspektyvų žmogų, kuris jau jis yra žingeidus, jam visko reikia. Tai kaip mes tą padarysim? Aš jau nepasmalsausiu jų. Džemo tyrimas atskleidė ir mes tikrai Lietuvoje pirmaujame, lyginant su mūsų kaimininėm šalim ir didesnėm ir mažesnėm,
Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje yra kuriamas verslas, ką įvardyja didžioji dalis įkūrusių verslininkų, yra noras kažką pakeisti. Bet pakeisti ne savo šeimoje, ne savo aplinkoje, taip, bet atnešti kažką gero visuomeniai. Tai aš pasmalsausiu, jūs kai kūrėte, turėjote tą tokį norą, nes šiandien dieną Lietuvoje beveik 40% sako, norėjau pokyčių, prie kurių galėčiau prisidėti pats. Kaip jūsų atveju buvo? Tai pirmas tai buvo mano skaudi patirtis ir mano asmeninė. Tai tam tikri verslai gimsta iš to, kad turėjai kažką tai praeitį. Tai kad aš pamačiau tam tikrą, kaip ir nišos dalį, kur aš galėčiau pagerinti vieną ar kitą paslaugos teikimo procesą patį vartotojui. Tai mes šnekame ne apie didžiąsias įmones, kurios gauna vieną ar kitą paslaugą labai greitai, bet aš šneku apie tą vartotoją, apie tą namų ūkį. Tai mano buvo ta idėja, kaip palengvinti žmogui, kad jis tą, ką mes šiandien dienai siūlome rinkai, kaip jis ją gautų paprastai tą paslaugą. Kad jam būtų patogu, kad jis žinotų, kur jis grįžta ir kad jis visą laiką turės informacijos. Jam visą laiką bus suteikiama žinių, jam bus parenkamas geriausias, siūlomas variantas. Tai mūsų šiandieną yra tas arkliukas, kad kuo mes išsiskiriam. Mes esam šeimos verslas, mes esam nedidučiai, bet mes kiekvieną klientą priimam kaip savo šeimos narį. Tai vadinasi, jo problema yra mūsų problema. Štai, kai tu turi tą savo tą sritį, žinai, tą perliuką. Tai yra visiškai kitaip, nes tu ir vienas dalykas, tu ateini į darbą, tu aistra, tu myli tą darbą, nes tu myli žmogų. Tai kai tu eini į tą rinką, kai aš įeidinėjau tuo metu į Lietuvos rinką, man tai buvo svarbiausia. Tas užsidegimas akise, aš noriu padaryti, aš noriu, kad ta paslauga būtų tokia ir tokia, aš ją įsivaizduoju taip. Tai kai mes, sakykime, kaip vartotojas apskritai pereinam per tuos, tai kas mums yra įdomu, kas mus priverčia sugrįžti pas vieną ar kitą paslaugos teikėją. Ir aš supratau, aš matau minusą tokį, nes aš norėčiau, kad kai aš nežinau vieno ar kito dalyko, mane konsultuotų profesionalas, kad jis išmanytų. Tai jūs irgi norėjote pokyčių, realiai irgi norėjote prie jų prisidėti.